Na, bet daugelis sprendimų buvo priimta labai skubotai. Ir ne veltui ta mokesčių reforma yra vadinama deforma. Ir aišku, ją pirmiausia pajuto paprasti žmonės. Jūsų kaip opozicijos nuomonė, apart ką jūs jau pasakėt, ką dabar reikėtų daryti, juk jau kitą savaitę Seimas iš naujo svarstys, reiškia, didžiausią diskusiją sukėlusi ir automobilių apmokestinimą, ir dėl pensijų reformos. Ką reikėtų daryti ir kaip įsiklausyti vienas kitą, kad tokių nelogiškų kitą kartą ir labai daug diskusijų sukeliančių sprendimų būtų kuo mažiau? Na, iš tiesų, ką daryti, tai čia ir taip aišku. Tai tie rinkėjai, kurie balsavo už konservatorių partiją ir jos atstovus, už Tautos prisikėlimo partiją, tiesiog turėtų pradėti atakuoti juos skambučiais, savo laiškais ir visai kitaip, gal netgi ir tiesiogiai susitikdami, kodėl jūs taip darot. Kodėl buvo priiminėjami įstatymai, su jais visiškai nesusipažinus, man tą naktį ir vieną, ir kitą, kada dirbom ir iki 6 ryto, iki pusę 4 ryto. Iš tikrųjų teko prieiti, kalbėti su Tautos prisikėlimo partijos atstovais, su konservatorių atstovais ir sakyti, ar jūs žinot, už ką jūs balsuojat? Jie sako, nežinom, bet tai bus geriau. Tai ką reiškia nežinom, bet bus geriau, kai per vieną naktį priimama po 30-40 įstatymų, tai ką tas reiškia? Aišku, kad jų įstatymo projektas, tai maždaug toks, sakykime, jeigu taip žmonėms būtų aiškiau, 30-50 puslapio apimties dokumentas, kurį reikia persiskaityti, kur kiekvieną punktą reikia įsigilinti, išnagrinėti ir pasverti. Kokie turės, reiškia, kokias pasiekmes atneš, kokį poveikį turės visuomeniai, aplinkai ir visa kita. Ir aš tikrai netikiu, kad netgi ir patys labiausiai įgudę, kurie ten po 2, 3 ir 4 kadenciją einantys Seimo nariai, galėjo tuos įstatymus įsiskaityti, tuo labiau, kada jie buvo priimami ypatingos skubos tvarka. Tai ypatingos yra įstatymo pateikimas, svarstymas ir nutarimas. Tai priėmimas. Tai reiškia, kada yra ypatinga skuba, tai yra pateikimas, svarstymas, nutarimas eina tuo pačiu metu. Tai aš iš tiesų neįsivaizduoju, kaip reikėjo apsvarstyti, tarkim, per vieną dieną, jeigu antradienį buvo pateikimas, reiškia, o ketvirtadienį jau būdavo svarstymas ir priėmimas vienu metu. Tai ta viena diena, trečiadienis, iš tiesų, niekaip neužteko jos, kad 40 mokestinių įstatymų išnagrinėti, apsvarstyti ir juos priimti. Tai iš tikrųjų, toks, gal sakyčiau, požiūris buvo valdančiosios daugumos, konservatorių ir Tautos prisikėlimo partijos bei liberalų. Dabar priimkim, o paskui pažiūrėsim, kas bus. Tai dabar žiūrėsim, kas bus, lauksim rezultatų. Mes jiems sakėm, mūsų kalbos yra įrašytos, yra stenogramos, bet kuris Lietuvos pilietis gali eiti į internetinį tinklapį lrs.lt, pasižiūrėti posėdžiai, stenogramos, pažiūrėti, kas ką kalbėjo, kas už ką balsavo. Taip kad dėl šito aš esu visiškai ramus ir su žmonėm tą patį sakau, prašom, pasižiūrėkit, matysit. Ir iš tikrųjų buvo išsakyta iš mūsų pusės labai daug kalbų, labai daug pastabų, tik tiek, kad jų niekas nenorėjo girdėti. Ir aš net neabejoju, kad tiek, reiškia, per ateinantį dabar neeilinį posėdį vėl bus svarstoma dėl energetikos ministerijos, vėl bus svarstoma dėl automobilio apmokestinimo ir mūsų tikrai niekas negirdės. Tai jeigu mūsų negirdi, tai gal jie išgirstų savo rinkėjus. Tai aš labai tikrai prašyčiau ir kreipčiausi Lietuvos žmonės, tie, kurie balsavot už konservatorius, už Tėvynės sąjungą, už liberalus, kurie iš tikrųjų lyg tai atstovauja verslą ir jie netgi deklaravo savo programoje, kad jie prieš bet kokius naujus mokesčius ir netgi mokesčių mažinimą žadėjo. Kreipiuosi į Tautos prisikėlimo partijos rinkėjus, skambinkit, rašykit laiškus, iš tikrųjų eikit į susitikimus, reikalaukit susitikimų ir bandykit pasiaiškinti su jais, kodėl jie taip daro, kodėl jie apgavo rinkėjus ir nuvylė juos.